Šiandien čia pradedame paskutinį jau šį sezoną reportažą apie Top Sport pirmos lygos turo rungtynes. Ir šiandien centrinėse rungtynėse susitinka Plungės Babrungas bei Mažeikių Atmosfera. Paskutinio turo dvikovoje spręsis bronzos medalių laimėtojai. Plungės Babrungui reikia bent tingos kaip lygos naujokams. Mažeikių komanda tik šiemet debiutavo. Atmosfera rikiuojasi 7, nusileidžia savo artimiausiams dviems konkurentams Kėdainių Nevėžiui ir Tauragės Taurui vos 1 taškeliu po 29 mačų. Mažeikių Atmosfera turi 43 taškus, atitinkamai artimiausi konkurentai po 44. Plungės Babrungas yra surinkęs 56 taškus, rikiuojasi 3 pozicijoje, jau negali pavyti antrosios vietos, tai yra Jonavos B1 kolektyvo, kurie turi 4 taškais daugiau. Na, o lygos nugalėtojų titulus jau seniai užsitikrino Vilniaus Riteriai. 74 taškai, net 14 taškų persvara prieš artimiausią bet kurį konkurentą. Ir Vilniaus Riteriai po metų pertraukos kitąmet grįžta į Top Sport A lygą. Startinės komandų sudėtis. Šeimininkai žaidžia geltona bei apranga ir savo aikštėje nusprendė žaisti plungiškiai. Galbūt buvo įmanoma paieškoti ir kito stadiono, bet vis dėlto nori savo miesto sirgaliams padaryti didelę šventę Plungės Babrungas. Beje, kalbant apie Plungės Babrungą, šią uostamiesčio komandą, o kaip minėjau, Plungės Babrungas gali sau leisti ir lygiąsias. Pralaimėjimo atveju jau Neptūnas išsikaimynams iš Plungės. Na, o šiaip jis būtent visą savo karjerą žaidė gimtojoje Ukrainoje ir ne pačioje lūkesčius. Abu jie pasiekė bent jau kol kas tikrai aukštesnių rezultatų, negu buvo prognozuota ir laukta. Jeigu kalbėtume apie pagrindinius pretendentus į medalius prieš sezoną, čia buvo minimi ir Klaipėdos Neptūnas, jis vis dar lieka tarp pretendentų, tačiau Babrungas, kaip ir minėjau, 2 taškais turi daugiau ir yra aukščiau. Taip pat ir lygos senbuvis Kėdainis Vilius Butkus, du broliai Butkus rungtyniauja, Deividas 4, numeris 17, Vilius Butkus Babrungo gretose, perdavimas iš kairiojo flango. Štai kaip kamuolys tiesiog skrajoja iš kairės iš dešinę, iš dešinės į kairę. Labai plačiai rungtyniauja atakuodami plungiškiai, tai yra brandus žaidimas atakoje, o smūgis į vartus netikslus. Iš tikrai labai pavojingos zonos čia Šodaita Memori iššovė. Tiesa, smūgis jam gal šiek tiek nepavyko. Kairiąją koją matome, turi laisvę. O po to atsakė tokia pačia dovana, analogiškai įsimušdamas įvartį į savo vartus. 1-1 baigėsi tas mačas praėjusį savaitgalį ir tie prarasti 2 taškai. Neptūnas galėjo aplenkti Babrungą ir kaip tik turėti pranašumą dabar kovoje dėl 3-osios vietos, o galbūt ir pretenduoti net į 2 poziciją iki pat šios dienos. Bet Neptūnas pralaimėjo. Klaipėdos Neptūnas beje taip pat spėjo pakeisti trenerį. Valdas Rakys, ilgametis Neptūno vairininkas, paliko savo postą, puikiai darbavo. Visiškai laisvas čia paliktas aikštės viduryje Plungės Babrungo saugas ir pratęsė tokiu būdu nesunkiai savo ataką Babrungas. O Transinvestas juos pakeitęs grįž į 1 lygą. Be abejo, Vilniečiai, Vilniaus rajono atstovai to nenorėtų, bet Babrungas Žemaitijos širdis užrašyta ant stadiono statinio. Na, mažeikiškai turbūt galvoja kitaip. Žemaičių derbis, čia smūgis į vartus ir ne. Įvartis neskaitomas. Prieš tai nuaidėjo arbitro švilpukas ir Šodaita Memori teks nuleisti rankas.
santūriai reaguoja japonas. Štai matome išmuštas kamuolys. Čia kasgi užfiksuota žaidimas geriausių atakuojančių žaidėjų. O lygos snaiperio laurus jau turbūt užsitikrino Jonavos B1 puolėjas Ernestas Mickevičius. Jo sąskaito 18 įvarčių prieš šį paskutinį turą ir jau turbūt beveik neįmanoma jo pavyti, nes 5 įvarčiais lenkia visus konkurentus Ernestas. Tiesa, šiandien B1 žaidžia ypatingai skambia afiša rungtynes su Vilniaus riteriais. Tai yra susitinka aukso ir sidabro medalių laimėtojai. Jei būtų neaiškus lygos nugalėtojas ir galioja iš pirmos lygos sezono ir pereinamosioms rungtynėms su A lygos atstovais. Taip kad ten ko gero daug intrigos ir nebus šiandien. Ir arbitras išsiunčia komandas į rūbines. Ilsėtis po pirmojo kėlinio, kol kas 0-0. Atkakliose paskutinio turo rungtynėse Plungės, Babrungas ir Mažeikio atmosfera įvarčių nepasiekė. Lauksime jų po pertraukos. Na ir paraleliai vyksta visos 30-ojo turo rungtynės. Mus labiausiai domina Klaipėdos Neptūno ir Gargždų Bangos dublerių susitikimas. Ir ten labai permaininga kova. Neptūnas Stasys Mangirdas, 4. Adomas Mika, 5. Sebastianas Vaskesas, 6. Martynas Vasiliauskas, 7. Arnas Andrijauskas, 11. komandos kapitonas Deividas Gineitis, Gvido Gineičio brolis, mūsų Lietuvos rinktinės saugo. O čia pavojingas epizodas, kaip viršų vartininko praskriejo kamuolys. Liutauras Juška ar neapskaičiavo, ar įtakoja kamuolys. Būtų pavojingas epizodas kilęs prie Babrungo vartų. Dabar Babrungo atsakas. Ką čia sukurs plungiškiai. Kokiu jiems trūksta iki konkurentų. Minijos futbolininkų 1 taškelio. Čia smūgis virš vartų. Labai agresyviai Babrungas pradėjo antrąjį kėlinį. Čia Šodaita Memori šovė vartų virš vartų. Kina jam Dainius Raudys, Arnas Alūzas ir Artiomas Spelmanas. Inspektorius Linas Masys. Padėti. Sėjo kantrybė taip pat turi ribas. Išusio berods ar atsiplėšusio paprašytas buvo palikti aikštę ir pasikeisti tos marškinėlius arba sutvarkyti tą numerį. Atmosferos žaidėjas, taip kad mažumoje dabar žaidžia atmosferos futbolininkai ir Plungės Babrungas vyrų futbolo rinktinė. Beje, kalbant apie nacionalinę rinktinę, po šios atakos galbūt tą informaciją čia nuošalė. Neįskaitomas ir šis įvartis. Ne pirmas įvartis, kurį muša Babrungas ir tas pats vargšas Šodaita Memori. Antras sykį siunčia kamuolį į vartus. Šįs į galvą ir antrą kartą. Pirmos lygos atstovų galutinės vietos ir antrojoje lygoje. Čia aktualu, kaip minėjau, komandoms, pirmos lygos komandoms, kurios užims vieno įvarčio pranašumą prieš BFA ir turi 1 taško pranašumą prieš atmosferą. Šiauliai 2 muša įvartį, Šiauliai B muša įvartį į Panevėžio ekrano vartus. O čia kietas kontaktas ir bus kortelė.
Mangirdui įrodoma. Na, yra čia aistrų, nepaisant to, kad lyg ir kontroliuoja jas Mindaugas Jackus. Na ir Hugo Floresui. Na, nežinia, dabar jau ko gero Babrungui reiktų pasirūpinti savo vartų labiau saugumu, gausesnėmis pajėgomis atsitraukti, žemesnių blokų gintis. Tiesa, Babrungas jau ne pirmą sezoną garsėja savo atakuojančių, gražių futbolų, daug įvarčių muša, kur susiorientuoti, kas kur prie kamulio, bet šiuo atveju Juška pirmas išbėgo toli iš vartų ir Skirmantas siunčia kamuolį tolyn, net ne į tribūnas, o į gatvę. Tiesa, tų kamuolių yra ne vienas. Ir viskas. Plungės Babrungas triumfuoja, bronzos medaliai plungiškių rankose. Istorinis Babrungo pasiekimas, sveikinimai Babrungo ekipai. 0-0 baigėsi paskutiniojo turo žemaitiškas derbis su Mažeikių atmosfera ir to pakanka, kad Plungės Babrungas iškovotų 3-ąją vietą. Lygos nugalėtojais tapo Vilniaus riteriai jau anksčiau. Praėjusiame ture sidabro medalius užsitikrino Jonavos B1 ekipa, na, o bronzos medaliais pasipuoš Plungės Babrungo.